Jei norit sužinoti, kas nutinka, kai klientas nesumoka už atliktus darbus, tai žiūrėkit iki galo. Žodžiu, istorija tokia. Klientas atsiuntė ratlankius iš užsienio, kuris pristatė, mes apžiūrėjom, paskambinam klientui, pasakėm sąmatą, kiek kainuos, klientas dėrėjosi, šiaip dėrėsi dauguma žmonių, mes nelabai kur nuleist turėjom, tai klientas finalė pasirašė, sako, okei, tęskit darbus, mes dabar darbus atlikom, ratlankiai paruošti, gražuoliai, saldainiukai, reikia klientui pasimti, klientas vėl pradeda dėrėtis, net nematęs tų ratlankių gyvai, tik tais matęs nuotrauką, jam vėl nebetinka kaina. Kadangi kaina buvo sutarta iš pradžių, tai mes nelabai jau kaip ir turim kur nuleisti, tikrai buvo kaina gerai paskaičiuota, klientas ten grasina, kelia ultimatumus, kad jisai arba mokės tą sumą, kokią jisai nori, arba nemokės visai. Žodžiu, tai mes nusprendėm, kad šituo atveju klientas niekur nemokės, bet ratlankių jisai tokių, kaip jisai norėjo ir neatgaus, mes jo šiek pagražinsim ir atiduosim. Dabar net klientas parašė, kad jis jau galvoja, kad mes tos ratlankius jam sukeisim, įdėsim kažkokius tai kitus, ne tos, kuriuos jis atsiuntė. Žodžiu, čia turbūt galioja ta taisyklė, kad vagims atrodo, kad visi aplink vagis. Tai žodžiu, pažiūrėkite į galą, kas nutinka, kai klientas nesumoka už atliktus darbus. Det är alltså Samlade för Radio, bandom